Pasigaminkime vištienos blauzdeles su skonio stiprikliais. Čia prasideda magija. Mūsų paskrudintoje vištienos odelėje, kurioje natūraliai randamas gliutamatas, kuris prilipo prie dugno. Labai gerai, spalva ir yra skonis, kurį atlipinsime su šalotiniais svogūnais. Taip pat padės ir sviestas. Čia dedu prieskonių mišinio, bet čia nesmė, galite savo dėti. Prisimažinam ugnį, viską karamelizuojam, įdedam čiobrelio, užpilam vištienos sultinių ir turime padažo bazę. Čia dar ne pabaiga. Įdedam dižono garstyčių grietinės ir turime paruoštą padažą, kuriame ir troškinsime savo blauzdeles. 30-40 minučių jas karts nuo karto pavartant. Čia toksai ekstra, kuris sugers mūsų padažą, tai yra bulvės, kurias pradžiai pasūdytame vandenyje paverdu, kol suminkštės, kol lengvai lenda peilis. Ir labai svarbu išgarinti gerai vandenį, kad gautume traškų bulvių finišą. Jas paskrudiname su sviestu, taip pat rapsų aliejų naudoju, kad nedegtų sviestas, druska. Na, čia laiškinis česnakas, kuris pridės mums gaivos, šviežumo jausmą. Taip, dedame blauzdeles, bulves, nepamirštame skonio stipriklio padažą mūsų ir galiausiai laiškinis česnakas. Ar žodžiate kaip kvepia? Skanaus?